tų elnio, nes pradeda formuotis karūna. Ir čia bus šitos pusės, tai čia bus kairė pusė. Magas, čia yra šakinė tauga, tokia išlenda. Čia dar trūksta dar vienos šakos ir čia tos rožės. Bet neaišku, ar čia tas gyvūnas yra, čia kažkas čia sulaužęs yra. Čia viskas taip dingia. Ir kas įdomu dar, kad briedžių ragas yra pilna vidurės, o elnių šia vidurės, matot, toks yra, nu kaip netušės, bet toks korėtas labai. Bet gražus radinys, ta spalva labai įdomi iš tikrųjų. Vienų būna šviesesnės spalvos, kitų tamsesnės ir galbūt net pagal vienos literatūros šaltinius rašo, kad pagal to rago tamsumą galima spręsti apie to briedžio vyriškumą, ar galbūt tas tų hormonų kiekis galbūt turi įtakos, nes teko matyti briedžių ragų, kurie yra šviesiai rusvos spalvos, nu panašiai tokios. O yra tokie, nu grinai tokie juodi, šokoladiniai tokie, tiesiog juos vien tik bežiūrint gali grožėtis. Sveikinam su radiniu. Tai ką jau čia? Jis labai